Skausmas tai nėra moneta, kurią reikia perduoti. Skausmas yra pamoka, kurią mes turime įsisąmoninti. Kada puola žmonės rašyti į forumus, ar rinktis į pokalbių kambarius, ar į grupę. Ir sakosi, kad nori pasidalinti, bet ar iš tiesų nori išgirsti tiesą? Taip, tu rašai, kad tau sunku, tu sakai, kad tau sunku. Reikia išsikalbėti, kad vyras nieko nepadeda, kad vaikas nuolat serga, kad darbas vargina, o artimieji nesupranta, kad nebeturi jėgų, kad viskas užkniso, kad daugiau nebegali. Taip tu ieškai, kas apkabintų, ir tai yra žmogiška. Bet ar tu nori gydytis, ar tik perduoti savo skausmą kitiems? Kai tu sakai, kodėl man taip, kiek galima, visiems gerai, tik ne man. Todėl, kad tu nevalai savęs. Todėl, kad tu tik perduodi savo vibraciją, tą pačią sunkią, purviną bangą toliau. O kitas žmogus, perskaitęs galbūt tavo žinutę, ar išgirdęs, prisipildo jos. Ir ką daro? Rašo savo, galbūt dar sunkesnė. Ir taip nuo vieno ant kito gaunasi ping-pong. Energetinis bumerangas, kurio niekas nebando stabdyti. Tai begalės klausimų, už ką tau tai, kodėl tau ši situacija. Ką tai sako apie tavo pačios vidų? Gal todėl, kad tu viską darai pati, bet slapta tikiesi, kad kažkas pamatys, pagirs ar padės. Gal todėl, kad vaikystėje neišgirdai myliu ir dabar vis stengiasi dėl meilės, bet jos net pažįsti, net kai ji kartais šalia. Gal todėl, kad tu nori būti stipri, bet bijai parodyti savo silpnumą. Ir tavo kūnas ima šaukti taip per ligas ar artimųjų ligas. Gal vyras šaltas, nes tu jau senai neatleidi, bet apsimeti, kad pamiršai. Gal vaikas maištauja, nes nuo mažų dienų jauti tavo vidinį pavargimą ir užspaustas emocijas. Gal tu sakai, kad viskas dėl vaikų, bet slapta pyksti, kad nebegali būti jau net savimi. Gal tėvų žodžiai apie tai, kad tu nieko nepasieksi, dar iki šiol gyvena tavo mintise. Gal tu rašai grupę, bet bijai nutilti ir pabūti tiesiog su savimi. Nes tuštuma viduje reikia ir rėkia kartais garsiau nei išorinis triukšmas. Ir tai nėra kaltinimas. Tai kvietimas pradėti matyti. Nes kol mes dejuojame per forumus, ar ten pokalbių kambarius, ar kažkur susitikę, mes nesivalome. Ir kol kalbame apie tai, kas blogai, bet neklausėme, kodėl aš tai pritraukiu, tai niekas ir nesikeičia. Gydymas nevyksta per apkalbas. Jis nevyksta per skundus. Gydymas prasideda tada, kai žmogus nutyla ir giliai nuoširdžiai paklausia, ką aš galiu paleisti šiandien ir nuo ko pradėti švarą manyje. Nes net jei turi, pavyzdžiui, neįgalų vaiką, tu vis tiek turi savo lauką, savo vidų, savo dvasinį kvėpavimą. Ir jeigu tu nevalai savęs, tavo vibracija persiduoda būtent tam vaikui. Jis tarsi sugeria tą, ko tu neišsakai. Nes vaikai
girdi ne žodžiais, jie jaučia būsenas. Lygiai taip pat ir sutuoktinis. Ir tavo pačios kūnas, ir tavo likimas. Visa tavo realybė tai ir yra tavo pačios vibracijos atspindys. Todėl visiems prašau, prieš rašydami į forumus, visų pirma, nutilkite ir užsimerkite. Ir paklausykit savęs, ar aš tikrai noriu paleisti emociją. Ar jau pasiruošusi, ar pasiruošęs esi iš tiesų keistis. Energetinis gydymas daro stebuklus, kuris išsprendžia žmonių gyvenimus. Visų pirma, tai kvietimas į atsakomybę, į augimą, į supratimą, kad ne pasaulis tave žlugdo, tu pamiršai savo šviesą. O kai prisimeni, pradeda keistis viskas. Todėl nerašykit tik dėl to, kad palengvėtų, rašykit, kad pabustumėt, klausykit, kad suprastumėt ir išsivalykite, kad jūsų skausmas taptų jūsų išsivalymo jėga, tavo jėga, kad tavo istorija taptų švyturiu kitam ir kad tavo vibracija taptų gyventi, o ne žaloti kitus žmonės, užkraunant savo dejonės. Kraunant dejonę ant dejonės, dejonė ant dejonės, tai daroma grandis, grandžiai. Visa tai prasideda nuo vieno vienintelio klausimo. Ar noriu tik išsiverkti, ar noriu pagaliau pabusti ir save išgirsti. Ir padėti sau visų pirma, išgirdus vidinį save, savo vidinį balsą. Nes aš stebiuosi, kad taip pat ateina žmonės iš tų vadinamų forumų, iš tų pokalbių kambarių, iš tų susitikimų, kur tikrai visi būrėsi. Aš taip suprantu, tai yra reikalinga, jeigu kažkur tu nežinai, kur kitaip. Bet kai pamato žmonės atėję ir sako man, nu ir kas, aš tiek laiko ten būnu, tiek atiduodu savos energijos, nes taip pat jūs atiduodat tą energiją iš savęs. Kada jūs kalbat, dejuojat ir iš savęs pasakot, o galbūt jūs nuėję su savo bėdomis grįžtate dar su papildomu kitų žmonių. Nes jeigu jūs tuo momentu, pavyzdžiui, buvot silpnesni energetiškai, o jie stipresni, tai volia, jums pavyko. Tai maža to, kad nuėjo dar su savo problemam, dar grįžtat ir su kitų. O dar dažniausiai būna, kad kai išgirsta kito bėdas, tai dar kitiem perpasako ir dar pagražina, prideda, kad spalvingiau būtų. Ir dar toliau neša tą grandinę. Tai vat kaip suvokti žmonėms, kad nustoti nedejavime esmė. Niekada sveikas žmogus niekada nedėjos. Kai jam viskas gyvenime gerai, jis niekada nedėjos. Bet tie, kurie non-stop dėjuoja, tai turi vieną gražią dieną pabusti. Aš kviečiu į tą pabudimą. Noriu, kad taptum švyturiu. Bet tikrai ne tamsa kitam žmogui. Uždarykim tamsai duris. Esu čia, esu šalia.